Sveiki gyvi. Ja, atskėliau. Naktis nebuvo labai smagi. Nors šiltai miegojau, tikrai negaliu skųstis dėl šilumos ar dėl patogumo, bet blemba vėjas žiauriai užkilo. Ir daužėsi čia. Nežinau, neišeis nuleist, bet to jaus parodysiu. Nu, čia yra šita guma ir jinai visą laiką va taip daužosi nuo vėjo. Tai pradžioj galvojau, gal kas tiesiog ant stogo vaikšto kokią varną ar šiaip koks paukštis. Nu, bet išlipau, pasižiūrėjau, čia apie pirmą gal nakties vėjas pakilo, pasižiūrėjau, nu nieks nevaikšto, tada pamačiau, kad čia šitas atsivėpęs daužosi. Nu, tai bandžiau ten kažkaip užkišti tą, bet neišėjo, tai galiausiai nusprendžiau, kad šitus įsikišiu ausinukus, ausies kimštukus, kad leistų miegot, nes nu jau ten taip viduj toj dėžiai taip girdisi, atrodo, kad čia daužo, nu nedaužo, bet vaikšto kažkas ant stogo. Tai net per ausų kištukus girdėjosi, bet šiaip netai pavyko užmigti. Nu tai va, tai čia toks didžiausia nakties problema gal buvo. Tai nes atskėliau, tada susikišau tuos, tai vėl kol užmigau, kol ką. Ir viskas, tai tokia, nežinau, kam čia, kokiu tikslu padaryta, turbūt, kad neužlytų, bet galėjo protingiau biškį padaryti. Tai va, o daugiau tai viskas kaip ir gerai. Būstinė veikia, viskas čia per tuos langelius, tai naktį visiškai irgi nieko nesimato, gal šviesos tik šiek tiek įeina. Tai va, šiaip tai ką, jau daiktus pradėjau dėtis, atskėliau čia ne labai senai, prieš kokį 20 minučių. Tiesiog šalta, vėjas pučia, dar kaip durnas prisipirkau maisto per daug. Vien kavos prisipirkau, nežinau, turbūt mėnesių laiko. Tai kažkaip bandau protingai ir susidėti ir valgyti, kad nereiktų didelių daiktų tampytis. Važiuosim pro Fin salą, per šoną Odensas, o Odense yra vienas irgi iš didesnių miestų, tai nemanau, kad užvažiuosim į pačią Odensę. Nes tą miestą, kai užvažiuoji, tai ten vien prie šviesoforų praleidai turbūt 3% ilgiau laiko. Tai va, šiaip tikiuosi, kad tokio vėjo nebus, aišku, vėl čia prie jūros, tai jis ir didesnis, bet dangus irgi nėra pats gražiausias. To jaus pademonstruosiu. Aišku, maudytis tikrai nejau, kaip vakar ir tikėjausi, bet va, jo, dangus toks niūrokai atrodantis. Tai susitiksim netrukus. Tai kol sėdžiu, ilsiuosi, galvoju pasidalinsiu keletų faktų apie Odensę. Tai pirmas, kad Odensės miestas yra 3 pagal dydį po Kopenhagos ir Orhuso. O antras, kad čia yra gimęs Hansas Kristianas Andersonas. Tai čia danų rašytojas, kuris vėliau persikėlė į Kopenhagą gyvent. Bet jis parašė nemažai pasakų vaikams. Tokių kaip Bjaurusis ančiukas, lygtais mergaitė su degtukais ir Mažoji undinėlė.
Tai įdomesnis faktas yra tas, kad dauguma Disnėjaus sukurtų filmukų yra būtent paremti Andersono kūryba. Skirtumas tik tas, kad Disnėjaus versijose viskas pagražinta, pavyzdžiui, undinėlė ilgai ir laimingai gyveno, o Andersono versijoje jinai tiesiog nusižudė ir virto puta. Tai toks įdomus faktas. Ką jau beveik jau šiaip tiltą matau, tai turbūt 15 plius minus kilometrų liko. Čia per kamerą nesimatys, bet jau labai tolumoj matosi jūra ir matosi Jutland. Pagrindinė Danijos dalis, kur mes ir keliaujam. Tai smagu, tai turbūt už kokį, nežinau, 20-25 km ten ir būsiu. Susitiksim, kaip kelsiuos per tiltelį. Tenai tolumoj matot kitą tiltą. Bet per tą tiltą leidžiamos tik mašinos, o per šitą jau galima ir pėstiesiems, ir dviračiams. Ką tik atvažiavau į Koldingą. Čia toks visai pasirodo ne miestelis, o miestas. Visai gražus miestas. Čia radau tokį plėmą žolės. Suoliukai padaryti. Tai tikriausiai čia ir miegosiu. Nes jau nelabai nei norą, nei jėgų turiu toliau važiuoti. Matau, kad čia jaunimo irgi mėgsta biškį pasirinkti. Plius šiandien ketvirtadienis, tai gal nebus čia labai baisiai, nes ten toliau yra toks minim paplūdimys, tai mačiau irgi nemažai porelių susirinkę taip toliau. Tai jo, žiūrėsim, kai bus, tai bus, jau toliau nevažiuosiu. Nėra turbūt dujų labai daug likę irgi, bet gal užteks maistui pasigaminti, jeigu ne, tai kažką jau nešildyto užgraušiu, jeigu turiu ką, nes kaip ir viską beveik suvalgiau. Žodžiu, kažką sugalvosiu. Gerai, einu ruoštis. Sugalvojau, kad pirmą vakarienę pasidarysiu, tada eisiu ruoštis palapinę, nes čia nemažai šiaip žmonių praeina, tai taip dar nėra jauku, gal biškį patems. Tada apmažės tų žmonių, tai žodžiu, ir šiaip alkanas visai, bet problema tame, kad tų dujų nėra labai daug. Aš čia tokių makaroniukų nusipirkau, kurie iš tikrųjų yra, nežinau, gal net pagaminti Lietuvoje, nes turi lietuvišką aprašymą, o pirkau tai Kopenhagai. Tai va, bet šitus makaroniukus norėčiau šiandien pasidaryti, nes visai nemažai vietos užima, o kaip sakiau, norėčiau tų daiktų apsimažinti. Tai va, tik klausimas, ar tų dujų užteks, tai pažiūrėsim, kas čia mums gausis.
Tai blogiausia atveju mačiau Circle K yra už kažkur 15 minučių kelio dviračiu atgal. Tai, važiuosiu į Circle K arba tiesiog liksiu nevalgę šiąnakt ir tada rytoj pavalgysiu. Bet, gal viskas mums čia ir pavyks. Rašo, kad reikia virti 4 minutės, kas yra visai ilgai. Bet pažiūrėkim, ką jau išnaudosim, tai išnaudosim. Rytoj tada dasipirksim. Jau jaučiasi, kaip dušelė blėsta. Hi. Yeah. Thank you. Važiavo kažkokia kita bikepackerė, moteris vokietė. Tiesiog paklausė Elės, okei. Ką aš žinau, viskas gerai. Jeigu beskonius makaronus vertinčiau nuo 1 iki 10, tai šitie būtų kokia 2,5. Damuš šitus makaronus ir įsiruoštis po truputį miegot. Tai tikriausiai tada sakau labanakt jums ir šiąnakt jau daugiau nesimatysim. Tai dėkui, kad žiūrit. Jeigu netingit, paspauskit like, subscribe ir iki kito karto.